Šiandieną noriu pristatyti keletą produktų, kuriuos gavau iš pačios Pietų Korėjos parduotuvės, kuriuos aš pati užsakiau. Tai va, turim tokį naujieną. Hidrobalizamas yra rezės balzamas nuo raukšlių, lyginantis raukšlės, o čia yra drėkinantis balzamas. Labai skaniai kvepia. Kvapas labai skanus. Ir tokį truputį lyg šaldantį turi efektą. O, kaip įdomi. Na, va, pabandysim. Pažiūrėsim, kas per produktas. Taigi, sekantis produktas yra antakių pieštukas. Tai va, irgi mažytis. Fainas antakių pieštukas. Pabandžiau jį truputį, va, minkštas labai puikiai piešia. Tai va, labai minkštutis. Tai va, pasižiūrėsim irgi, kaip laiko. Taip, sekantis produktas yra kaukės, balinančios kaukės iš Snow rinkinio. Jau yra 5 kaukės. Tai sakyčiau, gal jos daugiau skirtos to moterim, kurios turi pigmentinės dėmes ir nori jas pabalinti. Tai va, labai puikios kaukės. Aišku, aš jų dar nebandžiau, bet pasibandysim ir galėsim pasakyti ir efektą. Taip, turiu padėjėją čia tokią vieną gražuolę katę, tai va, į visur lenda. Taip, ir vėl užsisakiau įklotus moterim. Šitoj dėžutė yra 80 vienetų, labai puikiai dovana moterim, kad, sakykime, pačios galėtų pasibandyti. Ei, brangioji tu mano padėjėja, prašau nulipti. Mylimiausia mano kava. Iš tikrųjų pasibaigia ir vėl jos norisi. Puikiai kava pusryčiam, balta kava su kazeinu tiem žmonėm, kurie netoleruoja laktozės. Puikus produktas. Kartu yra ir cukrus. Tai produktas plaukam, formuoti garbanėliam, formuoti, sakykime, šukuosenom. Taip pat ir tinka labai tom merginom, kurios naudoja tiesintuvus, fenus, na, sakykime, tie instrumentai, kurie duoda karštį. Tai va, apsaugo nuo ultravioletinių spindulių ir nuo karščio. Taip, labai populiarūs yra šveitimo diskeliai. Tai yra veido valymo šveitimo diskeliai. Viena pusė yra truputį tokia kaip ir grubesnė, kita pusė švelnesnė, prisotinta beržų sulos ir labai puikus produktas. Skalbimo milteliai lakštais. Tai yra tokie kaip servetėlės lakštai. Tai va, įsidedam. Yra antroji pusėje parodyta pagal, sakykime, vandens kietumą ar, sakykime, pagal kilogramus, kiek reikia šitų lakštų įsidėti. Ir skalbim. Tinka iš tikrųjų ir spalvotėm, ir baltiem produktam, ir, kaip pasakyti, neutralus kvapas. Man tai, aš kai nemėgstu jokių lenoro ir visų kitų, tai man šita puikiai priemonė skalbinė. Taip, toliau sekantį produktą užsisakiau juodą kavą, 100% arabika yra. Jos dar nesu bandžiusi, bet pabandysim, pasižiūrėsim, kuo jie ypatinga ir koks jos tas skonis. Na ir dar vienas ypatingas produktas, tai šį kartą užsisakiau skalbiniam kapsulės. Čia yra šitame pakavime 100 kapsulių ir lygiai taip pat yra nurodyta pagal kilogramus, kiek reikia tų kapsulių dėti. Tai va, pasibandysim, pasižiūrėsim, kaip skalbia, koks kvapas, nes iš tikrųjų dar nieko nebandžiau. Na, galim pabandyti, tik tai gal atplėšti. Pasižiūrėti, ar kvepia, ar ne. O, kvapas toks labai malonus. Kažkokiais vaisiais liktai kvepia. Taip va, tokios vat kapsulytės. Jos tirpstančios šitie maišeliai yra. Tai va, pasibandysim ir tada kažkada padarysiu filmuotą medžiagą, kaip skalbia.
Tai jeigu kažkas norėtumėt prisijungti, naudoti korėjietišką produkciją, kurią galima užsisakyti ir Europoje, nes turim atidarę ofisą Vokietijoje, jau visi metai virš. Na ir visai neseniai atidarytas yra švietimo centras Lietuvoje, kur iš Europos produktai iki švietimo centro ateina nemokamai, o iš švietimo centro jau per paštomatus yra išsiuntinėjama tos, kurios nurodo žmonės, kurie prekes užsisako į namus. Tai puikiai galimybė gauti produktą iki Lietuvos nemokamai, nereikia mokėti jokių siuntimo mokesčių, nereikia ilgai laukti, iš tikrųjų siuntiniai ateina per 3-4 dienas, galim sakyti, iš Europos parduotuvės. Ir produktų nėra kol kas labai daug Europoje, bet jie vis pildosi naujais produktais, tai yra sandėlys. Na, o tų produktų, kurių neturim, tai va kaip ir čia, galime užsisakyti iš pačios Korėjos, jokios problemos, aš pati darau tuos užsakymus. Tai jeigu kas norit prisijungti, prašau, visada laukiam. Iki pasimatymų kitų kartų. Čiau, čiau.